Čia sesės, ne? Ką? Jos nesesės? Kur mano smegenis tada buvo? Aš buvau viską pragėręs. Ant fotelio rūko. Konnichiwa! Ko? Sveiki, gyvi mano mėly žiūrovai. Arba sveiki, gyvi mano mėly žiūrovai. Ačiū, kad ir vėl susirinkote į šitą lietuvišką tiktoko apžvalgą. Aš čia. Šitau. Tai ką, tikiuosi pasimėgavot praeito epizodų. Dabar vėl jungsimės lietuvišku. Pažiūrėsim, ką turim gero. Gal ir negera, gal bus įdomu, gal bus neįdomu. Aišku, blemba, kad bus įdomu. Tik žiūrėkit, tik hypinkit mane ir visiems nuo to bus geriau. Jau. Ačiū, Simai, kad... Reperių gimiau. Candy Shop'e aš buvau, repo muzikos klausiau, dance floor, go. Monsterį geriau, nes Monsteris yra geriausias jau. Oi, čia ten nulūžus pusė. Ir ne tik Monsteris. Ačiū Monsteriui, kurie palaiko gyvybę mūsų studijoje, mūsų klientam. Jiem geriau sekasi kentėti skausmą. Ačiū Baltic Body Artui. Dar kartą noriu padėkoti, kaip ir visą laiką, už tai, kad prisideda prie šių epizodų. Jūs esat geriausi. Jūs esat neatsiejama mūsų darbo dalis, neatsiejama mūsų Lietuvos tatuiruočių kultūros dalis. Ačiū jum. O dabar mes važiuojame toliau žiūrėti lietuviškų tatuiruočių tiktokų. Važiuojame. Tiesiai, šviesiai. Kad tatuiruočka man pagal valio apskaičiavimus, kad aršų ten gauna 2000, ne kažkiek su viršum, tai dar tavo su nuolaida kaip tatuiruočkai, ne? Už tavo parodytą langelį nuotrauką Misiūno Subinė, iš viso mane dominančia, kam tu nerodė, man užblokavo dovanėlės 7 dienom. Tai gausi, kad tu man skolinga 500 eurų. Tiek praradimų, tai tatuiruočkai aš noriu, kad šiaip gražiai įsiaiškintų, kad gražinum pinigus. Nuostolius mokėtum. Atsilygintum už žalą padarytą. Pagal valios skaičiavimus. Už tai, kad parodė man Misiūno Subinė, aš gavau baną nuo dovanėlių ir praradau 500 eurų. Blemba. Tu praradai savigarbą, nes žiūrėjai Misiūno Subinę, tu išradai naują teoremą valios skaičiavimas, akivaizdžiai tu esi prarandęs keletą dantų, akivaizdžiai pas tave telefonas yra nespalvotas, nes juodai balta tu filmuota. Ir per teliką juodą baltą turi. Tu prapisai 500 eurų jų dar negavęs ir kaltini blemba Lori, kad jinai įsivėlė į tavo šitą dalyką. Po tatuškės nikneimų yra pasislėpus Lori meistrė iš Klaipėdos. Kažkaip jie persikėja dalykai, blemba. Tai vienas dalykas būna, tai kitas dalykas būna. Lori, blemba, gal tu nueik pas šamanus biški, kad nuimtų tą aurą nuo tavęs, nes čia žmonės, nes Valis skaičiuoja, kad tu jam skoloji, blemba, Lori grąžink skolas Valiukui. Valiukas neturi už ką dantų susidėti, blemba, ir spalvotą telefoną nusipirkti. Varom toliau. Valis, sėkmės. Tikiuosi atgausi savo šaibas. Valis, Wild Bobber kurva. Wild Bob. Valio. Spėkite kurva, žiūrėjame. Žiūrėjame. O kodėl? Po to panašiau. Reikia amžinti ir užtvirtinti panašumą su vienoda tatuiruotė. Jūs nesat panašios? Yra. Jau žinau, kokioj studijoje, besarmatėje. Angelas. Aišku, angelėlis. Ir kas toliau? Rašiukas.
Gerai, kas man labiausiai patiko šitam video, tai kad merginos pasibučiavo. Nesakykit, kad nepatinka. Bet čia sesės, ne? Ką? Jos nesesės? Blemba, nu tu vėl man tokį taip imidžą sugadinį šitų mergaičių. Aš taip tikėjus, kad jos karpo. Blemba. Aš tai galvoju, kad sesės jos panašios. Viena į kitą. Nu gerai, gal yra biški panašios. Net plaukų linija taip pat čia galiai eina surišta. Simas, blemba, jis vat iki tiek žiūrėjo tą video, kad jis net išgimdė, kaip eina mergaičių plaukų linija. Trečią kartą žiūriu į tai. Eina, savo. Nu gerai, faina pasidarė, jeigu čia yra iš tikrųjų sesės, tai labai miela, pasidarė tatuiruotės, patenkintos, laimingas, džiaugiasi, pasibučiavo, besarmatė irgi šaunuolė, nors komentuoju po mano video šūdus kažkokius, kad aš vagiu iš tavęs idėjas, gal pasilyginam peržiūrėjom. Žodžiu, bet besarmatė šaunuolė, graži studija, tvarkingai daro tatuškės, aš ant tavęs nepykstu, kad tu pas mane komentuoji, tu man kaip tik keli ryčia, kuo daugiau pakomentuosit, tuo daugiau žmonių pamatys video. Labai paprasta matematika. Jeigu jums nepatinka, jūs daugiau blogo padarysit, jeigu nekomentuosit. Bet jeigu pakomentuojat, ačiū jums labai už tai, kad pakomentuojat. Pakomentuokit ir po šio video, jeigu jums patinka. Einam toliau. Pakomentuokit. Paki, man to. Kas toliau? Ačiū už tatu, tik pas geriausią meistrą Lietuvoje, Instagram, Mantas Batu. Batu. O šito aš nemačiau. Batu. Mantas Batu. Mantas Batončikas. Mantas batutairuotojas. Mantas Batutas. O. Čia šiaip irrelevant jau praėjęs. Aš manau, kad šitas Instagramo linkas jau nebeveikia. Atsiprašau, blemba, varom toliau. Nu gerai, bet dar pasakysiu, kad self-love Maybachas įsipisa. Maybachas 4-2 best, self-love. Kaip tai galėtų nebūti labiau obvious, kad self-love? Tik labiausiai save mylintis žmogus valgytų savo ekskrementų. Antiek save myli, kad jis nenori nieko paleisti į išorę, jis nenori nieko atiduoti gamtai, kad suvalgytų, kad jis nekotų, jis nenori į valymo įrengimus išleisti dalelį savęs, jis tai suvalgo. Na štai, pirma tatu gyvenime yra Sigma Boy. Gerai, pirmą noriu sustabdyti. Pirma tatu pas geriausią meistrą kreipkitės. Ne, tikėsi niekada, kad Mantas Batu tatuiruoja geriausiai Lietuvoj. Nesąmonė. Sigma Boy, pirma tatuiruotė. Sigma Boy. Tik pas geriausią meistrą Lietuvoj. Mantelį iš Jonavos. Visi greitai čia. Patva. Ką? Ledas tikrai. Gerai, grįžtam prie tos vietos, kur atsistojęs Mantelis už nugaras, kai Maybachas, žodžiu, pasakoja, kad jis yra geriausias meistras Lietuvoje ir visą kitą. Įsivaizduokit, ant kiek Mantui Maybachas yra žvaigždė, kad jisai tiesiog stovi taip nejaukiai iš galo, žinai, čia kaip stovėtų, kaip aš, pavyzdžiui, atsistočiau prie kokio nors Kendrick Lamaro už nugaras ir jisai būtų pas mane pasidaręs tatuškę. Aišku, aš lygiai taip pat stovėčiau, nesikišiu, jisai daro savo darbą, jisai kelia storį, žinai, aš laukiu, kol mane paminės, tai įsivaizduokit, kiek šviesmečių toli yra, pavyzdžiui, Maybachas nuo Kendrick Lamaro ir vis tiek jisai turi savo auditoriją, kurie stovi už nugaros ir laukia, kad, blemba, aš tikiuosi, kad jis paminės mano vardą, aš labai tikiuosi, kad jisai pasakys, kad eikit pas mane daryti tatuiruočių ir taip toliau. Nu, čia nelygis. Čia nėra lygis, man labai liūdna yra, jūs dar kartą aš jūsų paprašysiu, jūs neparsidavinėkit, blemba, šitokiem žinomiem žemo lygio žmonėm, jūs tiesiog tokių klientų ir sulauksit. Aš jau buvau sakęs anam video, tai net nebesikartosiu ir einam toliau. Esu labai laimingas savo tatu. Sigma Boy. Oh yeah. Oh yes baby yeah. Kas daro tatu už reklamą tokiam jokui kaip aš padarytumėte, ar Kaune, ar Klaipėdoj, ar Stalyt? Man labiausiai vierchas yra jo šukuosena. Šitokie du restainiai ant galvos. Žinai, kai tu plinki ir dar nori, čia kaip tie senukai, kur
yra 3 plaukai, kaip kad ir Donaldui Trumpui. Ir vis tiek dar jos susižilpia ant šono. Toks atrodo, kad tikrai žmonės nepastebės, kad tau trūkstų plaukų, žinai. Atrodo, kad neakivaizdu. Nu, bet pabaikim žiūrėti. Tai tikrai rašykit, noriu čia, noriu čia, noriu čia, noriu ant rankų, ant plaštakų. Petro portretą galima ant šiknos ištatuiruoti. Feel free. Labai džiaugiuosi iš tatuiruotų, labai gražu, labai man tinka. Aš buvau jau ledovas, dabar dar ledovesnis. Pizdana. Jūs nuėjai gimęs. Jūs daugiau negu Lietuvos vietas. Europos vietas. Oh yeah. Oh yeah. Padaryk taip. Blema, nu yra apgailėti. Net nežinau. Nebenoriu žiūrėti Maybachą. Tikiuosi, nebebus daugiau. Pasakyk, kad nebebus. Nebebus. Gerai, va, einam toliau. Žinai, kas labiausiai skauda tatuiruotėse? Kaip sako, ubagas gonna be ubagas. Jeigu tau labiausiai skauda tatuiruotėje pinigai, rekomenduoju nesidaryti tatuiruočių. Kuo labiau žmogui skauda tatuiruotėse pinigai, tuo labiau jis ateina ir knysa protą tatuiruočių meistrai. Mažiausiai mokantis, daugiausiai reikalaujantis. Yra gyvenimo taisyklė bet kokioje sferoje, ne tik tatuiravimui, bet visur. Ir plus, kai meistrė keliasi, kuri vadinasi Gangsta Guild Tattoo, kad tatuiruotėse labiausiai skauda kaina, nu, blemba, čia geras marketingas, pas tave PR'as yra žiaurus. Aš manau, kad po šito reelso tau klientų padaugėja daug daugiau. Kas yra Lithuania Tattoo Shop? Toks vainišiai galia Lithuania Tattoo matau. Ką aš čia trakinau? Čia yra, žinai, kieno šitą studiją? Ai, Čia yra Muhamedo Ali vaikus tatuiruojančio, savo žmoną lūpančio, narkotikus vartojančio ir visokius kitus briedus darančio šudarankio tatuiruočių studiją, kuris dabar ką veikia? Jį dabar kala kažką. Dabar šiuo momentu, kai mes įrašinėjom šitą video, kažkas jam plekšnuoja. O, Muhamed Ali, dar niekad nekaliau islamiečio. Oh my god. Nu jo, rinktinė studija. Čia yra Lietuvos antitatuiruotojų asociacija. Lietuvos antitatuiruotojų rinktinė. Mes kainų nesibaiminam, mūsų klientai irgi. Ačiū klientam, kurie ateinat pas mus, labai jūs myliu, kurie nesibaiminat kainos ir renkatės meistrus, kurie žino, ką daro, o ne kurie verkia, kas labiausiai skauda klientam. Wow. Šitas video yra tiesiog for fun ir aš nesu tatuiruočių meistras. Prasukinėju. Nu va. Iš badulė. Pasidarė bičius, sako, aš nesu tatuiruočių meistras, aš šitą pasidariau tik for fun. Žodžiu, fun fact. Čia dabar atrodo viskas taip, kaip atsimenu, prieš 3 metus buvom Nidoj. Gerą draugą gimtadienis buvo ir mes tiesiog sugalvojom kažkada gerai pritūsinę, kad o davai pasidarom iš badulę, bet davai pasidarom old schoolų ant Nidos, ant Baltijos jūros kranto Nidoje. Tai žodžiu, nuėjom į Maksimą, nusipirkom tušinuką, iš kurio naudojam kaip tipo rašalą tą išputėm, tada nuėjom į vaistinę, nusipirkom šitų kateterių adatų, kur dedasi ant švirkštų. Nusipirkam dezinfekcinį, aišku, pirštinių ir nuvarėm prie jūros, nu tipo darysimės iš badulės, darysimės tatuškės atminimui. Nieks nesigavo. Absoliučiai nieks. Tušinuką rašalą. Absoliučiai nieks. Nes ta adatytė yra tuščia vidurė, toks bėdė, tiesiog raudona ir jokia žemės. Žodžiu, toks buvo dizasteris. Ir dar darėmės tiesiog nukritę ant smėlio paplūdimy, nu absurdas. Kur mano smegenys tada buvo? Aš buvau viską pragėręs, aš buvau praradęs sveiką nuovoką, buvau praradęs sveiką protą ir sugalvojau užsiminėti tokiom chuiniom Nidoje, kur žmonės ten važiuoja visi turčiai, niekas nevartoja narkotikų. Dar 5 metų bus Palanga. Gerai, nu pasidarė bičą savo iš badulę, šaunuolis.
Geras. Pasidarė solo ansamblio kažkurio tai albumo viršelio logotipą. Ir šiaip čia jų toks kaip logotipas yra. Aš dar turiu šitą solo ansamblio albumą. Tai ką tai reiškia? Kad ji visada girdi solo ansamblį, nes atrodo, kad šitą tatuškę šnapžda ją į ausį. Tai yra moteris raudonom lūpom, tai yra moteris ant fotelio rūko. Įdomus tatuiruočių pasirinkimai. Gal biški per didelį. Solo ansamblį aš irgi labai mėgstu, labai gera grupė, groja gražią muziką, bet per pusę Makaulės tikrai nešaučiau šitos tatuiruotės. Nu, bet jinai apačio jau turi kamerą prisidarė. Ką čia Ir reiškia? užrašą turi, žiūrėk, už. Tai užrašą matau, užrašas ant pakaušio tai dar, bet Tai ne kameras. žodžiai? Tai žinai, juda. Tai nuo žodžiai. Rimtai? Tai kad nesimato. Pūvančių akių, jo, čia ansamblio žodžiai. Supratau, varom toliau. Makaronai. Vau, nu seni, tu pažiūrėk, kokio rimtumo bičas, jisai yra prisikalęs visas, jisai, žodžiu, aš jį tikrai norėčiau pasimti kaip modelį, parodyti, ko reikia nesidaryti. Aš tikrai norėčiau atrasti irgi tokį bičą, kuris būtų kaip modelis, ko nesidaryti. Jisai turi ir liūtą, ir tigrą, ir kažkokią dar vieną liūtą. Žodžiu, visus liūtus yra pasidaręs, susiklijavęs, žodžiu, viską. Bičas fleksina, ant kiek yra prisidaręs tatuškių. Ir kas blogiausia, kad jos tai yra netikras, jos yra laikinas, bet ant tiek fleksina, negi jis įsivaizduoja, kad jisai apgaus kažkokią tai mažulę, kad blemba yra pasidaręs tatuškį. Aš atsimenu, žinai, būdavo kažkada trendas, arba blemba, tu nežinau, ar atsimenu, bet pas mus mokykloje būdavo atvažiuodavo į mokyklą fotografas ir būdavo galima pasirinkti, kokiam fone nori, kad būtų nuotrauka, ar paplūdimi, ar gėlių laukia, ar dar kažkur. Tai Būdavo, ne? Ir visi galvo, kad patikės, kad čia buvau Maldyvose. Tai lygiai taip pat, negi tu seniai esi toks, blembai, kad kažkas patikės, kad esi pasidaręs tikrų tatuiruočių, kur nei 5, nei 9. Čia tikras gangsteris. Aš manau, kad bičas yra ką tik po skyrybų ir jisai nori susirasti naują paną. Aš manau, kad jisai čia yra dar pas mamą tulkę nusifokinus. Aš manau, kad jį dar mama maitina. Aš manau, kad kai mama grįš namo iš darbo ir pamatys pas jį užklijuotų šitų tatuškių, kad jį gerai supizdins. Aš manau, kad jo antakis yra perskeltas ne dėl to, kad jisai pasidarė tokią šukuosną, o dėl to, kad jį perpiso už jo tokius bailis. Aš manau, kad šitas skeletas leidžia paskutinę savo dienas. Aš manau... Gerai. Jo, gerai, einam toliau, Kovalskis. Davai, Kovalskis, sėkmės tau linkėjimai su tom tatuškiam. Gerą fleksą. Kas toliau? Viskas. Su Kovalskiu užbaigim. Aš manau, kad jisai buvo puikus ženklas užbaigti šitą video. Aš manau, kad jūs po jo daugiau nebenorėtumėt nieko matyti. Aš manau, kad jos peneliai yra sulindę į vidų. Nes jis per daug naudoja dulkių siurblį dročinimui. Aš manau, kad tas dulkių siurblys jį kaip vakuumą sutraukia. Todėl bičiui yra, jisai atrodo kaip skeletas aptrauktas soda. Ačiū labai, kad žiūrėt. Iki gero jums laiko ir mėgaukitės vasarą, mėgaukitės gražiais orais, bet nepamirškit peržiūrėti ir mūsų. Paspauskit subscribe, jeigu pažiūrėjote iki galo, pakomentuokit kažką, paspauskit laiką. Myliu, iki ir pirkitės Baltic Body Art meistrai, kurie žiūrit šitą video. Iki.